Sveiki, pavasaros ir vėl susitinkame sportuojančių studentų namų tinklalaidėje. Labai išsilgom pašnekovų, išsilgom įdomių pokalbių su sportininkais. Ši vasara buvo labai intensyvi sportuojantiems studentams. Įvairių universitetų atskiri sportininkai rinktinės dalyvavo net 10 Europos universitetų čempionatuose, kur iškovota netgi 10 medalių, 4 aukso, 4 sidabro ir 2 bronzos. Net 9 iš 10 medalių iškovojo Vytauto Didžiojo universiteto sportininkai. Ir taip pat Liepos 16-27 dienomis Vokietijoje vyko pasaulio universitetų žaidynės, kuriuose sportininkai iš viso dalyvavo 57 ir jiems pavyko iškovoti 3 aukso ir 4 bronzos medalius. Vokietijoje taip pat dalyvavo ir mūsų šiandienos pašnekovės Arijana Rutkovska iš Lietuvos sporto universiteto ir Skalvija Krežanauskaitė iš ASM vadybos ir ekonomikos universiteto. Taip pat sveikinu jūs, nes žaidynėse labai neblogai pasirodėt, užėmėt 5 vietą. Tai merginos, norėčiau nuo viso to ir pradėti, kaip jums ta universiada. Tai mes visų pirma, kai vykom dalyvauti, mes nelabai žinojom, kas ta universiada apskritai yra. Bet mus viską ten apšvietė ir pati patirtis tikrai labai gera. Manau, ir maloniai mus pasitiko ir mūsų delegacija, ir viską aprodė. Jeigu ten kilo kažkokių klausimų, irgi viską padėjo. Kas jūs apšvietė būtent apie tą universiadą? Kas būtent padėjo suprast, kur jūs čia važiuojat? Tai turbūt sporto studentų asociacija, kuris su mumis ten ir vyko. Aha. O didelė delegacija Lietuvos buvo? Kiek ten mūsų? Nedidelė, visiškai keli žmonės. 3, ir sportininkų dar nežinau, nes skirtingose miestuose gyvenam, tai kiek iš viso mūsų buvo, net nežinau. 57, sportininkų tai gan daug, bet į jūsų būtent tą discipliną, ar ne, tipo, kad nebuvo labai didelio kiekio pačių žmonių. Taip. Tai turbūt jūs turėjot tokios, kaip ir pasakyta, aprūpintos, ar ne viskuo? Taip. O kaip pati varžybų organizacija? Šiaip labai įdomu, nes visiškai kitoks formatas, negu kur mes dalyvaujam turuose. Aha. Tai žaidžiam vienas varžybas per dieną, kai mes pratusios arba 2 arba 3. Tai labai buvo keista, nes buvo ir to laisvo laiko ir kitų sportų galėjom pasižiūrėti, ko dažniausiai nebūna. Tai jo, ir viskas skaičiuota, viską turim, viskas labai paprasta, nieko rūpintis nereikia. Tai... Čia turbūt tinklininkam tai yra taip labai, kaip pasakyti, neįprasta ir neįtikėtina, kad už tave kažkas jau padaryta ir sugalvota. Taip. Ir šiaip jautėmės tokias pastebimas visur, nes ta apranga, viskas taip oficialiai, žmonės irgi visi, susidomėję eini ten tiesiog parke ir tave žiūri, šypsosi, mato, kad sportininkas. Kaip fainai. Jo. O tai gerai, organizavimo lygis fainas, nes, kaip ir nėra įprasta prie mūsų visų galbūt tų turų ir panašiai, kur tenai gali kartais net pats ieškoti, kur miegosi, jeigu nesi pagrindinėse varžybose. O kaip pačių sportininkų lygis? Iš tinklininkų tai, panašu, kad suvažiavo kaip ir stipriausi nuo šalies, tai tikrai lygis buvo geras. Ten, aišku, buvo turbūt ir visokių komandų, kur gali lengvai laimėti, bet kur ir tikrai sunku, tai turėjom varžybų nuo iki, kur sudaužom ir tada, kur mes pačios vos jaučiam. Taip. O daug trūko, kad papultumėt jau į tą Final Four? Aš manau, tikrai daug netrūko, manau, pačios nesusitvarkėm su savo žaidimu jau link minusų. O nėra taip, kad, iš dalies, jog esi kaip ir pro, nes žaidži ten tik 1 rungtynės į dieną, bet kad iš dalies tai ir yra neįprasta, ne? Taip, gal šiek tiek, kad nėra tokio ritmo, kad atsikeli, eini varžybos, tada ilsiesi vėl, o čia toks, kur gal nespėjai įsivažiuoti, bet ir pavargsti tuo pačiu kažkaip, nes viskas labai užsitempia. O kiek dienų išvežaidėt? Savaitę. Apie savaitę. Tai toks ritmas visai kitoks negu mums įprasta. O kaip su žiūrovais? Ar buvo daug? Priklauso nuo kurio aikštelį mes žaidėm, nes buvo 2 aikštelės, pagrindinė, centrinė, tai ten žiūrovų tikrai rinkosi. O toje antroji, tai priklauso kokias komandas žaidė. Kai mūsiškiai žaidė prieš japonus, man berods vaikinai, tai ten tiek jų susirinko ir iš lietuvių mes gavosi tik aš viena buvau tuo metu, nes tiesiog nepavyko susirinkti visiems. Tai aš ten prieš visus japonės reikėjo, jie spiegia. O Dieve, galvoju, bet šiaip pasakyčiau gan daug buvo. O jūs daug kas palaikė? Turėjot šiaip palaikymo, kad ne tik ten savi lietuviai kokie, o dar kokie šiaip žmonės?
Nu, tai delegacija mūsų palaikė ir buvo dar mano draugė krepšininkė atvaręs irgi su savo chebra, tai buvo labai smagu. Kažkada dar Latvijai mus palaikė. O, geras. Visiškai klasika. Aha. Nu, smagu. O kaip pačios gyvenimo sąlygos? Kažkur buvo, nežinau, kaip kokiam kaimelį sporto, tam, kur būna apgyvendintos, ar kartu su kitais sportininkais? Šiaip gan skirtingai buvo, būtent mūsų sporto šakos, tai mes buvom vaikinai ir buvo irklavimo iš Lietuvos dar šalia mūsų, bet jie paskui prisijungė ten 3-4 dieną, o šiaip Vandensvedis dar Jo, buvo. vandens- Šiaip tai visai, man tai mes esame antros kažko pašnekovę kalbėję, kad skamba visai kaip olimpiada, tik tai kad studentų, ne? Mes Tas, kad tą patį kalbėjom, kad visiškai toks. taip. tai fainai, jausmas. tai iš dalies, va, kai iki olimpinio einant, galit jau stebai step ruoštis. Tai jūs minėjot, kad nebuvot labai, kaip pasakyti, nežinojot pilnai, va, kur važiuojat, bet jeigu galėtumėt kažko palinkėti tiem, kas galbūt iškovos kelialapį ir vyks į universiadą, tai ko palinkėtumėt, ką pasakytumėt? Nu, šiaip tai labai smagus, tai net nėra ko ten ruoštis, tai tiesiog palinkėčiau pasimėgauti ir šiaip pajausti ten, kaip viskas vyksta. Gal net nuvažiuoti, pažiūrėti kitų sporto šakų, kas buvo labai smagu, pabendrauti su žaidėjais iš kitų sporto šakų. Šiaip dėl pačio turnyro net nėra ko jaudintis, nes viskas tiesiog patiekta ant lėkštutės ir viskas labai lengva buvo. Man tai priminė varžybas į U, kai iki tam tikro amžiaus, kai išvyksti į Europos čempionatą iki 18 metų ir tu viskom aprūpintas, tai prižiūri, visur paaiškina, kur nueiti, ką daryti, tai toks jaukumo jausmas, tai aš irgi gal palinkėčiau labai nesijaudinti, bet aišku irgi atsakingai žiūrėti, nes čia tokia kaip ir, galima sakyti, dovana, kur saugiai jautiesi, ateini, pasirodai, kiek gali geriausiai. Tai... Šiaip tas momentas, kur esi visko aprūpintas, bet irgi pagalvojau, tarkim, aš nesu važiavus į kažkokias tokias varžybas ir aš suprantu, kad aš niekad nesu stebėjus tų kitų sporto šakų išvažiavęs į savo varžybas. Dabar ten kokių, nežinau, selų, kur, tiesiog kasmet vyksta ir tu ten jau matai. Šiaip tikrai fainas dalykas, kad tu galėjai stebėti kitus, nes vienas didelis renginys. Jo, tai mes ir vykom pasižiūrėti krepšininkų, žiūrėjom ir klavimą berods irgi. Tai aš anksčiau iš vis krepšinio nežiūrėjau ir man buvo visiškai neįdomu. Ir mes atvykom pasižiūrėti. Keistesnis pasakymas, žinai, Lietuvoje. Kažkaip, kai man pačiai nelabai tas krepšinis sekėsi, tai ir nesidomėjau aš labai stipriai. Ypač kai pirštą buvau susilaužęs irgi pirmą kartą ant pabandžiau žaisti. Kažkaip ne mano, bet mes kai parėm stebėti, palaikyti, kažkaip užsikabinau, o dabar irgi būna pasižiūri, pasidomi ten netgi kai kurios žmonės pafollow, nes patiko, kaip žaidžia. Tai fainai, gerai. Tuomet dar noriu jūsų paklausinėti. Šiaip apie tinklinį daug klausimų, nes turbūt, nežinau, tokia kaip ir pagrindinė tema, nes tai yra jūsų sportas, tuo pačiu ir mano. Apie dalyvavimą tiek Lietuvos čempionate, tiek tose turnyruose, į kuriuos važinėjat. Tai gal pradėsiu nuo to visų tų Beach Pro Tour varžybų, kurios, manau, yra kaip ir pagrindinės jums, ar ne? Ja. Ir man visai, jūsų paskutinių rungtynių Prancūzijoje buvo. O kaip sekės? Šiaip nesekiau šitų. Tai vietą mes 5 užėmėm. Visiškai kitokios sąlygos, negu kad mes prieš tai žaidėm Lenkijoje. Buvo labai vėjuota, smėlis kietas, visi labai aukštai šoka žaidėjai. Tai gal mums buvo šiek tiek biški sunku, po to supratom, kad yra biški spragų su tam tikrom sąlygom žaisti, bet šiaip apart to kaip ir viskas renginys geras buvo. Nes vados, kur prieš tai vyko Lenkijoje, Varšuvoje, tai toks net nežinau, aš jau sakiau, kad čia nuo to reiktų pradėti kalbėti, nes buvo, aš stebėjau jas, visas sekiau, nes fainai, kad net 3 poros lietuvių ir visos ten toli atrodo eina. Žiauriai smagu ir kai pamačiau, kad pusfinalį tiek jūs nugalėjot, tiek Erikas su Ieva nugalėjo, aš galvoju, eina savo, žiauriai faina, 2 lietuvių poros, Future su tam evente ir finale kažkas nerealaus, kur prieš kelis metus ten, man atrodo, nežinau, pirmosios ten Monika su Erika berods ten Klaipėdoj kažką irgi šitam evente laimėjo ir man toks galvoju, kaip fainai, nes jau mes dainam iki to, kur net kelios poros ir ne ketvirtio finale. Ir iš šono man stebint toks, kur atrodo, jau 2 poros finale, viskas, 2 medaliai jau for sure, kaip smagu. Ir toks, kur noriu to 3 seto vien tam, kad dar pažiūrėti tą kovą ir atrodo, kad net nuoširdžiai negali nei vienų, nei kitų palaikyti, nes už visas atrodo taip smagu.
Bet atsimenant savo žaidimą, pavyzdžiui, aš iš asmeninės patirties, man kartais įsijungdavo toks noras, kad prieš savas man taip dar labiau būdavo įkast kur nors atrodo, negu kad prieš svetimas. Tai vad norėjau paklausti, kaip jūs jautėtės žaisdamos finalą, nu realiai prieš savas varžovės? Na, aš manau, daugelis pagalvos, kad čia konkurencija, kadangi iš savo šalies atstoviu, bet iš mano pusės tai aš nejaučiau to, kad būtinai reikia laimėti, kadangi čia mūsiškės. Ne, nu šiaip visada nori laimėti, čia Jo, normalu. tiesiog norėjusi laimėti, bet aš visą laiką stengiuosi galvoti, kad yra varžovas, prieš kurias mes parinkom tam tikrą taktiką, bet nėra ten vardų ar ten kokia šalis, tu ateini kovoti, o prieš ką nesigilini, kadangi jeigu tu pradėsi gilintis, tai gali atsirasti visokie nerimai, pykčiai, susierzinimai, kad va čia prieš savas, kaip aš čia negaliu. Tai aš stengiuosi nuo to atsiriboti ir galvoti, kad man reikia savo, kad turiu laikytis taktikos ir viskas. Labai puikus požiūris. O tau kaip? Nu, aš irgi stengiuosi tą daryti, nes jeigu ten prisigalvosi, kad o čia savas, tai iškart bus sunkiau žaisti, bet jo yra tas, kad prieš savas pralaimėti yra skaudžiau, nes tu daug kartų esi prieš jas žaidęs, jau atrodo, žinai, ir laimėjęs. Ir atrodo, kad tu žinai jas. Taip, ir jau laimėjęs esi per treniruotės, ten tarkim, ir tada, jeigu pralaimėsi, tai čia bus liūdna. Nu, bet jo, reikia atsiriboti, nes, nu, morališkai yra šiek tiek sunkiau žaisti prieš savas. Ja. Tai toks to pačiu, vat, ir žiūrint tą finalą, tai kaip ir atrodo, nei vienų nenori per daug palaikyti, nes visus savas ir faina, kad jau tiesiog finaliai jau visos laimėjo, bet tuo pačiu ir nenori, kad nei vienas pralaimėtų, nes toks irgi. Bet kai pamačiau apdovanojimų nuotraukas ir netgi visą tą ceremoniją, žiūrėjau, kad dažniausiai tu pažiūri varžybas ir išjungi. Nu, tiesiog, tai aš net ir tą apdovanojimų ceremoniją namie sėdžiu, žiūriu, yra taip faina, galvoju savas ir po to pamačiau tas nuotraukas, kur vat, vienos už kitas tiesiog nuoširdžiai džiaugiatės. Tai žiauriai smagu, kur tiesiog, kad ir ta antra vieta, jos irgi jautėsi tiesiog kaip laimėję. O kaip galvojat, kas lėmė jūsų būtent va tą pergalę? Nes ten tas antras setas toks buvo stiprus. Na, aš manau, pirmam setą mums buvo labai sudėtinga žaisti, kadangi buvo labai stiprus lietus. Aha, jo. Ir mes nepakeitėm taktikos, mes buvom pasirinkusi žaisti vieną taktiką ir kadangi buvo lietus, tai reikėjo ją keisti. Mes to nepadarėm, mes bandėm laikytis ankstesnės ir jautėsi, kad, nu, neina, visiškai neina žaidimas. Ir buvo kažkiek to ir užsiblokavimo, ir tos mintis kažkur pabėgo, bet tada antram setą mes jau bandėm daugiau būti čia ir dabar, kažkaip susikalbėti, kažką pakeisti. Aš manau, būtent tas, nu, protingas žaidimas, mąstymas žaidimo metu, buvimas čia, nu, ir aišku, kovojamas, mes ten išsirėkiam, jau visus tos nervus, visus tos baimės išsirėkiam. Bet fanų daugiausiai buvo už jūs, aš ten kiek mačiau iš tų tribūnų, ten badau iš po lietaus, kai išlina, žiūriu, wow, čia iš viso kosmosas. Šiaip smagu užsienį žaidžiant, dar tiek turėtų. Ten... Nes keišiausia, kad nepažįstam, bet ten lietuvių daug buvo. Aš galvoju, kad ten jūsų kokie draugai atvažiavo. Ne. Geras, kaip fainai. Jo. Kaip smagu, kaip galvat, kodėl jūs pasirinko palaikyti, vat, tie lietuviai. Aš neįsivaizduoju, aš jų nepažįstu, tai sunku pasakyti. Aš manau, gal mes daugiau emocijų rodom ir vis tiek Gal dėl to mes nuo kvalifikacijos ir jie taip, o čia nuo kvalifikacijos iki finalo, tai ir jie, kadangi stebėjo daug varžybų, tai turbūt man dar toks yra, manęs dar irgi klausė toks pažįstamas, aš žiūrėjau tas varžybas ir irgi ten siunčiu, sakau, tą rezultatą ir sako, kurias tu palaikai. Ir aš sakau, nu kaip yra abidvi, nes faina, bet realiai giliai širdį man visą laiką noris palaikyti jaunesnės. Nežinau, kodėl tas yra, kad, tipo, kad jaunimas eitų, atrodo, tolyn. Tenai ir viena ir kita jos yra daug, kad daugiau laimėti, atrodo, už jaunimą gal labiau, kad patraukt, paspaus, bet, nu, labai fainai. O Lietuvos čempionatas, kaip jum? Neseniai irgi prabėgo. Kaip po jo jaučiatės? Trečias buvom, tai gal pusfinalis šiek tiek sugriuvom. Bet, nu, kaip ir vėliau dėl trečios vietos atsistatėm, tai, nu, visko buvo tiesiog tokie linksmai kalneliai, kur gerai, blogai. Bet šiaip savo trečią vietą Lietuvos čempionate vertinat gerai? Vertinam, tiesiog jau trečią kartą, man atrodo, mes trečią kartą vietą. Tai kažkaip norėtųsi užlipti aukščiau, bet kol kas dar nepramušėm. Jūs priminkit pusfinalį žaidėt prieš Moniką Soinę? Prieš Ievą Sugerdą, okei. Nu, man asmeniškai kirto tas, kad mes nelabai turėjom daug laiko pasiruošti. Nes gan vėlai paskelbė. Į patį čempionatą? Nu jo, mes buvom nusteikusios, susiplanavusios truputį kitaip viską. Ir toks netikėtas buvo dalykas, tai man kažkiek tas davė. O šiaip ar patenkintas, tai aš patenkinta, nes mes stabiliai einam tuo pačiu. Gal būna tų tokių duobių, bet bendrai pasakyčiau, kad neblogai.
Aš irgi taip vertinčiau ten, kiek patį žaidimą stebėjau, teko suktis tenai aplink ratu, kad tiesiog manau, kad ateis ta diena, kada dar pralaušit ir toliau. O noriu paklausti, kaip jūs treniruojatės? Kas jūs treniruoja? Oi, nu čia... Su skaudinama. Nu, kaip pasakyti, mes pradėjom praeitą vasarą žaisti kartu. Taip. Tai, nu, vasarą ten kažkiek pačios eidom treniruotis, gal šiek tiek su kitom merginom. Tada atėjo žiema ir nesitreniravom pusę metų, nu, aš bent jau visai, nes buvo... Išvis? Taip, nes buvo bakalauras, buvo darbas, aš tiesiog niekaip negalėjau. Tai pusę metų buvo visiškai iškritę. Tada pradėjom sekmadieniais kartu treniruotis, irgi dviese, dar pasikviesdom vyrus kartu. Smėlio arenui. Ir tada, kai atėjo vasarą, jau tada ir darbo dienom rytais. Bet tiesiog kartu, tai turiu omeny, kad jūs ateina dviesi, jūs neturite trenerio plano treniruotės jėgos ar kažko, tiesiog ateina dviesi sportuot? Na, mes dažniausiai eidom dviesi arba kažką pasikviesdom iš vaikinų, kad, nu, su vaikinais vis tiek lengviau susiderinti dažniausiai. Jo, bet turiu omeny, tie vaikinai netreniravo jūsų. Tiesiog pratimas, kad būtų paprasčiau atlikti. O ten jau link pavasario, vasaros, tai mano tėtis man padėjo. Ai, nu teisingai. Jau jisai ten bandė mus patreniruoti. Tai neblogai. Gavom tikrai daug galimybių ant pakartojimų padirbėti. Buvo tikrai ir sunku, ir morališkai, nes, nu, reikalavo daug kantrybės daryti tą patį. O mano tėtis, kai už pakartojimus, kad būtų, nu, tas įgūdis, įpratis. Tai teko padirbėti nemažai. Tiesiog ant tų lietimų skaičiaus atidirbti. Bet o kaip galvot, norėtumėt kokį nors trenerį, vat, nu, iš pašalies turėt kažkokį? Ne? Norėtume, mes labai svarstam apie Gilbertą ir ne vieną kartą jam irgi minėjom, kad mes norėjom, Gilbertas Kerpė, ir kad ne vieną kartą norėjom, kad jisai mus treniruotų, bet kadangi jisai labai daug turi irgi su auklėtinio, su salė, ten viskas susiję. Tai sunku, bet mes dar bandysim jį paspausti. Gilbertai, tai vienas, tavęs ieškom. Tai aš manau, kad tiesiog norėti garsiai apie tai kalbėti ir... O kodėl būtent jį išsirinkot? Nu, aš Gilbertą pažįstu jau gan ilgai. Aš buvau pas jį stovyklai, kai man buvo 13-14 metų. Ir man paliko labai gerą įspūdį, kad jisai kaip treneris labai ramus. Jisai netgi, kai vat, įtempta situacija, vat, mes irgi dalyvavom kontinentiniai. Jis net kaip ir žaidėjas toks pats būdavo, jis vis dar ramus. Ir va ta ramybė man asmeniškai reikia labai ramaus trenerio, nes aš gal stipriai iš šono atrodau, gal ten pikta atrodo ir panašiai, bet jeigu su manim piktai bendrauja, ar ten kažką ant manęs reikia, aš tiesiog palūžtu lygiai. O su Gilbertu aš jaučiuosi, nu, įkvėpta, man kažką pasakoja ir aš galiu įsisavinti, nes mano koncentracija ne emocijų, o grinai žodžius, ką jisai sako. Ir jisai visai, kad taip, nu, labai gerai pataiko ir visada pasiteisina ir man tas pasitikėjimas jam yra ir atrodo, kai tu pasitiki, tada tie dalykai ir veikia. Šiaip taip treneriui yra svarbiausia pasitikėti. Taip. O tu esi sportavęs su treneriu, tu su Matuliu sportavai, ar ne? Su Matuliu, nu jo, paskutinis mano treneris buvo Matulis, tai jo, sportavom, kai buvom su Ieva poroje. Ir tada irgi buvo metai, kai be trenerio sportavom su Ieva ir kitom merginom. Nu ir viskas, nuo tada nebeturiu. Bet šiaip crazy sporto šaka, kur tu gali realiai ir be trenerio. Taip. Nu, realiai gali. Ir čia turbūt ne tik mūsų šaly, bet su kitom žaidėjom, kiek pakalbam, nu irgi yra tokių komandų, kurie neturi trenerių. Tai šiek tiek liūdna. Nu, bet... Šiaip tikrai liūdna. Tikrai liūdna. Nes, nu, aišku, ten po to dar, kiek žinau, tai gali prisijungti prie kitų, kurios turi trenerį, nu ir kažkaip tai bandyti, laviruoti. O kaip apskritai jūs sakėt, kad va, tenai pusmetį nesportavot, prieš 1,5 metų pradėjot kartu žaisti, kaip apskritai jūsų pora atsirado? Kaip manęs, pavyzdžiui, daug klausia, kaip tinklinė atsiranda tos poros? Kaip tu sugalvoji, labas, gal nori su manim žaisti? Nu, toks kaip į šokius kvies, žinai, nu, toksai... Nu, pas mus buvo taip, kad mes abi negalėjom daug treniruotis ir negalėjom varžybose dalyvauti. O visos kitos, kadangi buvo labai motyvuotas, ten visur norėjo važiuoti. Ir taip gavosi, kad mes savo partneriami išsiskyrėm tuo metu. Irgi dėl tų priežasčių, kad tiesiog neturim galimybės važinėti ir sveikatos problemų. Ir vat, mes kažkaip sutapo, abi kalbėjom, kad, nu va, čia taip gaunasi pas mus. O gal tu nori kartu ir ten, nu, retkarčiais gal kažkur pavyks sudalyvauti. Ten vieną kitą nespaudžiam. Ir taip kažkaip viskas susidėliojo, kad visgi pradėjom rimtai stipriau sportuoti, jo. Bet pradžioje tiesiog pasigavome bent tos minties, kad norim smagumui žaisti. Tai čia yra labai labai svarbu. Iš psichologinio aspekto, kad jeigu kartu nebesmagu, tai jau reikia tada ir skirstytis. Mano bent jau ir iš asmeninės patirties, kad
Jeigu nėra malonumo, tai rezultatų ten ir tobulėjimo juolab negali būti. Ok. Turiu tokios informacijos, kad apie jūs abi dvi, šiaip gal net ir pritarčiau šitą informacijai, kad esat užsispyrusios ir sportiško charakterio. Kaip jūs formuojat šitus dalykus, ar kažkaip ugdot pačios save, nežinau, ar asmeniškai, ar kartu, kad va tau užsispyrimą aikšteliai šiaip jis tikrai labai matos. Dabarėse, kad jo yra daug, kad nėra tų ten nuleistų rankų ar kažkokių ten nepatenkintų veidų, ko žiauriai, nežinau, manyčiau, kad daug kas nemėgtų, jeigu būtų. Tai va fainai, kad jūs to neturit. Kaip jūs, iš kur jūs tą turit, pavyzdžiui, kad nėra to pas jūs? Man atrodo, viskas prasideda treniruotės. Jeigu tu treniruotėse eri, tai tu ir aikšteliai nenori čia dabar visko lengvai paleisti. Tai man atrodo, čia tiesiog kaip įpročio reikalas. Jeigu tu esi pripratęs, kad darai maksimumą, tai tu visur ir bandysi daryti maksimumą. Jo, dėl šitą aš pritariu, nes aš pamenu nuo pat vaikystės, kai eidavo netgi į tą patį džymą, lengvą atletiką. Ir treneris sakydavo lengvai prabėgti vieną ratuką ir tada sprintų. Man būdavo principas, aš turėjau abu sprintų prabėgti. Aš negaliu vieną, kodėl man reikia tą vieną. Gal tas kažkiek irgi nuo vaikystės išsiugdė spausti pastovi iš savęs. Aha. O būtent kalbant mūsų kaip komandos, iš kur pas mus tas atsirado, tai aš manau, mes labai vieną kitą motyvuojam. Mes pastovi kažkokius motyvacinius žodžius vieną kitai sako, tu gali, aš tavim tikiu, iki galo davai, būnam čia ir dabar. Ir mes visą laiką vieną kitą taip užkuriam. Yeah. Na, aišku, būna visko, būna ten ir pas mus tokių dienų, kai atrodo, nėra tos emocijos, bet šiaip mes pastovi būna vieną kitą. Jo, bet nebūna emocijos, bet nebūna taip, kad viena kitai 5 neduodat. Ne. Ne, nebūna, mes labai gerai sueinam, mes vieną kitą puikiai suprantam, jaučiam ir neduodam. O šiaip už aikštelės ribų esat draugės? Taip. Jo, mes. Kodėl taip ilgai galvoji? Jo, aš ir jau kodėl taip ilgai galvoju. Nes aš manau, kad čia yra žiauriai svarbu, vat, būtent mūsų sporte, kai tu turi keliauti kartu ten kokios nors bakūžėse gyventi, vairuoti tas varžybas, nu, kad tokio mes prasnesnėm sąlygom tam tinklinėje gyvenam, tokiu labai savarankišku būdu viskas vyksta. Tai jeigu tu kur nors turi išvažiuoti ten 2 savaitėm ar 3 ir tu nesi draugė, tai man atrodo, kad sunku, jo. Žiauriai sunku būtų. Mes kažkaip labai gerai sueinam tuo, kad mes pasiskirstom dalykus, kas už ką atsakingos. Ir va tas labai už ką esate atsakingos? Kaip skirstotės, pavyzdžiui? Nu, aš už kelionių planavimą ir finansus. Aš už labiau treniruočių kokybę, organizavimą treniruočių kelionės irgi kažkiek prisideda. Gaminimas. Maistas. Jo, Maistas. Jo, ir mes kažkaip, būna ir apsikeičiam ir panašiai, bet grinai tas, kad kažkiek skalę padaro ir aš matau, kad jinai įdeda ir aš bandau įdėti. Ir pas mus toks abipusis darbas. Tai žiauriai faina. Jo, tą pačią lovą būna pasiskirstom, viena gaunasi didesnė užsisakėm, kita mažesnė. Tai kažkaip kompensuojam. Tai tu imi mažesnę turbūt. Ne. Mes ten ir Surte keliaudavom, kur tu ateini į lėktuvą ir tu matai, kad viena vieta yra per vidurį ir kita yra prie krašto arba prie lango. Tai aišku, kad taip. Į tą vidurį, žinai, su trumpesnėm kojom eini ir sėdi, ten užjauti kažkaip supranti tą kitą. Jo. Pagalvoji. Visko yra buvę turbūt jau ten, kur po varžybų, žinai, ne viskas, aš sėdžiu prie lango ten. Ir paminėjot maistą, tai šiaip visai įdomu, nes tai yra gan didelė rutinos dalis ir sporto tai yra žiauriai svarbu, ką tu valgai, nes tiek energijos turėsi, taip jausies ir panašiai. Tai tu esi labiau atsakinga už maistą? Taip. Tai tau buvo atostogos universiadui, kur viskas buvo pagalvota? Grinai, taip, ir dar buvo daug pasirinkimo. Geras. O tai kaip pavyzdžiui, tu rūpinės maistu? Tu padarai abiems valgyti? Jeigu yra galimybė, jeigu mes turim apartamentus, tai tiesiog apsiperkam parduotuviai, grįžtam namo ir aš kažką pagaminu. Apsitariam, aišku, kas ko norėtų ir pagaminu. O tu nemėgstas galima gaminti? Nėra, kad aš labai dažnai gaminu, tai aš tiesiog leidžiu, kas geriau moka gaminti. Man tai nėra sunku ir to labiau aš sakau, jinai savo padaro, aš irgi noriu kažkaip, papildyti. Kažkokią dalį. Jo, čia man gerai sekasi viskas. Tai... Geras, fainai. Ta prasme labai smagu dirbti, būna kartu, kai taip susitie dantračiai, taip sueina. Taip. O dar kalbant apie rutiną, tai, žinom, kad ir viena ir kita dirbat, tavo darbas siejasi su tinkliniu, tu treniruoji. Taip. Ir tu šiek tiek treniruoji, ar ne? Dabar pradėjau neseniai. Aha. Ir kaip sekas, kodėl esat pasirinkę trenerio kelią? Aš asmeniškai nenorėjau treniruoti.
Aš baisiai bijojau eiti į darbo pokalbį su vadovu. Dėl treniravimo aš galvojau, aš apsisuksiu ir važiuosiu namo. Bet tu daug metų treniruoji. Aš jau 5 ar 4 metus treniruoju. Taip, 5 man atrodo. Bet atėjau ir vat Egidijus, vat mano vadovas, taip maloniai su manim pašnekėjo, mane kaip ir įkvėpė, davė to pasitikėjimo. Ir aš pradėjau treniruoti, na aišku, pirmi metai buvo sudėtingi, kadangi reikia dar įgauti tos įgūdžius, bendrauti su vaikais, prisitaikyti prie amžiaus to skirtumo ir suaugusiais dirbau. Bet paskui, kai man davė daugiau galimybių spręsti pačiai, ką aš norėčiau matyti, su kuo norėčiau dirbti, treniruočių skaičius, tai nuostabu man dabar darbas, aš visą laiką laukiu treniruočių, man patinka mano auklėtės, jos visą laiką ateina visur mane palaikyti. Yra tas ryšys, disciplina atsirado, tvarka atsirado, aš ateinu treniruoti, aš nepergyvenu, kad bus koks chaosas, aš žinau, kad jos jau viską žino, kur eiti, ką daryti. Na, jau įdirbis padarytas. Taip, ir tai labai patenkintas. O kaip tau sekės treniruoti? Aš kadangi treniruoju tik vieną dieną per savaitę, tai... Sekmadieniais. Sekmadieniais, jo. Tai man patinka, kai yra tiek mažai, bet jeigu būtų kiekvieną dieną, man toks gal visą laiką tinklinis, visą laiką ta pati vieta, tas smėlis. Man kažkaip reikia biškai atsiriboti nuo tinklinio. Jo, ir man geriau, kai biški to ir tada kažkaip nenusibosta gal tiesiog. Taip. Supratau. Bet šiaip tavai kalbėjo kažkas, ar vis tiek tu pati tą norą turėjai? Biškai kalbėjo, bet savo norų, ta prasme, neprivertė. Ir dar šiaip turiu tokį klausimą, ar esat pajautę, kad pakito jūsų pačių žaidimas, kai pradėjo treniruoti? Taip, tikrai. Aš kai pradėjau treniruoti, aš pastebėjau žaidimo metu, kad aš dar giliau detalės pradėjau žiūrėti ir, tarkim, ką sakydavau savo auklėtiniam, aš niekada, tam tikrų dalykų niekada nepagalvodavau ir apie save. Taip. Ir tada tu atlieki ir taip. Šitas eina savo, aš irgi darau, o aš taip ant jos rėkiau dėl šito, o čia pati darau. O tau jau yra atėjo? Jo, yra toks pastabumas išsilavinęs, kai pradėjai treniruoti. Aš net pastebėjau, kad man lengviau treniruoti tuos elementus, kuriuos aš pati blogiau šiek tiek darau. Nes susikoncentravus tiesiais labiau. Ir jos labiau išanalizavus teoriškai, kaip reikia daryti. Ir man lengviau tada kitus mokyti. O ką pats natūraliai gerai darai, tai taip sunku paaiškinti, nes tau natūraliai gaunasi, o kaip ten teoriškai yra sudėtingiau tada. Tai aš kažkaip net šitą klausimą ir jums rašydama, taip irgi, taip nenori per asmeninę patirtį bėgį, aš labai atsimenu, kaip pakito mano žaidimas, kai aš pradėjau treniruoti. Ir dar taip jums tą klausimą formuluodama, užsirašydama, galvoju, kad kiekvienam sportininkui būtų labai nauda kažkuriuo metu ten vos ne gal dar paauglystėj, paimti ten kokią vaikų grupelę ar pasistuoti ar patreniruoti, nes tu pradedi galvoti, ką tu turi pasakyti, ką tu turi perduoti ir tu bėgi per savo tuos elementus, per kažkokią techniką. Tai šiaip labai sveikas, manyčiau, sportininkui treniruoti būtų sveika. Bet taip pat žinau, kad tu dar turi darbą. Normalų, kaip čia pavadint galima. Įprasta. Aš sužinau, kai išgirdus gyvenimo klausimą, ar aš turėsiu kada normalų darbą, nes tipo treniravimas nesiskaito. Ir aš sakiau, come on, pats rimčiausias darbas, bet žinau, kad tu turi dar ir kitą papasakoti. Taip, aš dirbau ofisinį darbą, audite, tai nežinau, ką jūs norite išgirsti, ten gal nėra taip įdomu kaip treniravimas, bet man visai, aš tik praeitais metais pradėjau, tai biškai reikėjo įsivažiuoti, biškai neįprasta buvo. Aha, bet čia yra pagal studijas tavo darbas, ar ne? Jo, pagal studijas plius minus. Tai dabar, kai visai įsivažiavau, dabar pusę etato dirbu, kad galėčiau sportuoti daugiau, tai man visai dabar ir patinka. Galiu viską suderinti, nebereikia bėgti, lėkti ir nieko nespėti. Tai bet man vis tiek, kažkaip, kai sportininkas treniruoja, tai atrodo, kad čia tam pačiam likęs, bet tavo toks visai kitam burbulė. Bet tu minėjai, kad tau patinka, nes tu nutolsti ir nuo to tinklio to pačiu. Tai priemi kaip pliusą, ne? Jauties save atradus, patinka, ką darai? Patinka, nesakau, kad čia jau visam gyvenimui, bet šiek tiek, nežinau, aš tas žmogus, kur negali nieko neveikti. Jeigu aš sportuočiau kaip mes vieną kartą per dieną ir toliau aš nieko neveikčiau, man užgraužtų sąžinę, tai aš jau geriau dirbsiu, gal kartais ir ne visai patinka darbas, kartais labiau patinka, bet aš jau geriau dirbsiu, negu nieko nedarysiu. Ne, manau, kad čia normalaus sveiko žmogaus požiūris. Aš man irgi kažkada gyvenime toks buvo momentas, kur aš sakiau, kad aš norėčiau namų šeimininkė būti ir tiesiog čia aš gaminčiau valgyti, nieko nebedirbčiau. Tai taip garsiai apie tai buvau jau pasisakiusi, nes man taip nuoširdžiai atrodė, aš būtų gal pervargus nuo visko ir taip nutiko, kad viena arena užsidarė, kitoje aš nebespėjau gauti vietos ir
ir viskas, ir aš nedirbu. Ir gerai galva, prisišnekėjau, visada norėjau, tai mano bedarbystė truko 2 mėnesius ir aš galvau, kad aš degraduoju, kad jau man amen, kad aš nežinau, kas vyksta pasaulyje. Tokia tiesiog, ne. Jeigu kažkaip veiki, tai reiktų išlaikyti, nes sunku. Neveikti yra sunkiau negu daug veikti. Taip. Man atrodo, čia jau visų sportininkų toks likimas. Mes Kažkoks- nuo pat vaikystės pripratę visą laiką daryti, laiko nėra Tokia skubėti. rutina turėti Taip. sveiką. Čia 2 mėnesius. Ne. Ištempiau tai nemažai. Tai nelinkiu. Šiaip labai garsiai, jeigu kada busit pervargę, tiesiog pagalvokit, kaip pailsėt. Nesvajokit garsiai apie kokias atostogas didelį. Dar noriu paklausti jūsų apie studijų skirtumus. Vis tik šitą tinklalaidį yra apie sportuojančius studentus. Žinau, kad abi mokotės. Skalvė jau baigusi. ar ne? Baigiau, taip. Bet dar mokysies. Pažiūrėsim. Tai vad, esate iš skirtingų universitetų, mes apie sporto universiteto esam daug girdėję, Vytauto Didžiojo, Kauno technologijos universitetą, esam šnekinę studentus, bet iš ASM nieko dar nekalbinom. Tai gal galėtum papasakot, kaip tau universitete sekėsi susiderinti studijas ir sportą? Na visai, pavyzdžiui, pas mus lankomumas visiškai nebuvo žymimas, tai aš galėjau ir neiti paskaitas, ir namie mokytis, tai iš tos pusės labai lankstu, bet egzaminai buvo visiškai nelankstus dalykas, tiesiog jeigu ir pas mus buvo 2 sesijos, tai vidurio sesija ir galutinė ta sesija. Tai jeigu tu planuoji kokias varžybas, išvažiuoji, jie dar gali mėti tas egzaminų datas ir tada viskas sukelia į tą dieną, kai mes varžybose. Tai aš ten esu labai sudegusi su tais visais. Bet tu ką tada darai? Tada arba nevažiuodama į varžybas, kai viskas suplanuota. Okay. Jo, nėra labai gerai. Arba tada rašydom laiškus, būdavo, kad ir kiti žmonės ten, kodėl už šitai perkelia datas, visi kartu tada bandydom kažką daryti. Bet jie atkreipdavo į tai dėmesį? Jeigu daug kas rašydavo, taip. Jeigu aš viena, tai ne. Net jeigu ten pasakytum, kad važiuoji ten, nežinau, universiadą. Nesvarbu, olimpiadą, nesvarbu. Aš galiu ten ir galiu ten ligoniniai būti, bet egzaminų data yra šventa. Tokio prisitaikymo didelio prie sportininko nebuvo. Nu jo, negaliu pasakyti. Supratau. O kaip sporto universitete? Viskas puikiai. Studijuoju pagal individualų planą, tai nežiūri griežtai lankomumą. O kas yra studijos pagal individualų planą? Aš nežinau už tą dalyką. Susitari iš anksto su dėstytojais, kada yra tavo galimos atsiskaitimų datas. Tiesiog atsiskaitimam. Nėra jų nurodytos datos, o tu pats susitari, kada tu galėtum. Dažniausiai būna, kad ir tas nepasiteisina, nes būna vis tiek varžybų datos, tarkim, rugsėjais mes pasitvirtinam, kada aš galėčiau, o varžybų datą sužinom kitais metais. Ja. Ir tada ateini su dėstytoju ir vėl bandai tartis, kadangi turi tą individualų planą, į tave taip griežtai nežiūri dėl lankomumo ir dėl to atsiskaitimų, tai tu pakartotinai rašai, kad negaliu, ar galima čia pasikeisti. Jo, tai turbūt šitas universitetas matęs daugiau sportininkų ir tikrai žino, kad gali taip nutikti ir prisitaiko. Ja. Supratau. O kaip pati studijų kokybė? Esate abi patenkintos savo universitetais ar studijom, kurias pasirinkot? Aš asmeniškai esu patenkinta. Aišku, yra tam tikrų dalykų, kur, man atrodo, per daug informacijos, kuri nėra labai aktuali mano būtent sporto šakai. O kuriam tu kurse? 3. Tai tau dabar yra kitos sporto šakos, visos bus šiemet. Jo, labai daug. Su treniravime mokais. Taip. Aš baigiau tas pačias studijas. Tai aš irgi, kai buvau 3 kurse, galvojau, ką man reikia. Aš dabar įstojau ir noriu būti tinklinio trenerė. Taip. Mano noras, aš apsisprendžiau. Ir man reikia atsiskaityti visas lengvosios atletikos rungtis. Gimnastika. Teorija ir praktika. Tada visus žaidimus, žaidimų katedros, ten tie visi sportai. Tuomet būdavo gimnastika, ir gimnastika reikdavo atsiskaityti šokį tokį su lasdelėm, kol dėstytoja groja pianinu. Ar vis dar taip yra? Ne, dabar tiesiog muzika pajungia ir tu šoki. Bet tai stil vyksta, kai esi geras, labai faina. Bet aš ką norėjau pasakyti, man ir atrodė labai keista, kai aš buvau studentė, bet kai aš pabaigiau studijas, mes susitinkam su visais grupiokais ir tai yra patys smagiausi metai, kuriuos mes atsimenam. Ir aš į dieną sportuodavau 2 arba kelis kartus, nes tu kiekvieną dieną turi kažką atsiskaityti, sportuoti. Ir iš dalies tai galiausiai pavirto į pliusą. Ir kad tu apsišvietęs teoriškai privalai būti. Taip. Netgi ledo ritulį atsiskaitinėjom. Golfą. Kosmosas.
plaukimo varžybose dalyvavau netgi universiteto lygmenį. Tai mane irgi vertė į plaukimo varžybas, o aš plaukti tai iš vis nemoku. Gerai, bet gal puikiai proga išmokti. Tai jau gavau praktikos, jau ant nugaros išmokau plaukti. Na, tarkim, žaidimo didaktika man visai patiko ir buvo labai įdomu, nes tu mokiniesi skirtingo amžiaus žaidimus pritaikyti vaikams, paaugliams, tai tikrai naudojau ir pati paskui treniruotės ir tas tikrai prireikė ir buvo labai įdomu ir norėjosi eiti tas paskaitas. Gal net kai kurių dalykų gali paimti iš kitų sportų ir savo laisvai. Pradžio gal to nesupratau, tarkim, ką man iš gimnastikos paimti, bet paskui, tarkim... Tos pačios disciplinos ten yra labai daug. Darbas ant skersinio irgi visai tinklinė aktualus, tai irgi gavau ten tų pratimų, tai kaip pažiūrėsi. Skalbė taip klauso. Stosi gal? Ne. O turit ateityje studijų kažkokių planų? Šiaip, čia dabar jau nebejokauju. Aš galvoju, gal magistrą, bet tada aš jau dabar norėčiau kažką link sporto labiau dėl savęs. Tik dar kol kas neįsivaizduoju, kaip tą suderinti su darbu, kitų darbų ir sportu. Su darbu, kitų darbų, sportu, treniruotėm. Taip. Bet kai labai nori įmanoma. O tu galvoji toliau dar ką nors? Aš kol kas neskubėsiu su atsakymu. Gerai. Tame dar norėčiau paklausti apie jūsų hobius. Nes tikrai visada tam lieka laiko, tai yra toks kaip laisvalaikis labiau. Žinau, kad Arijana žaidžia padelį. Taip. Ir dar langai šokius. Taip. Tai yra dar laiko, dar ir studijom kitom būtų. Ir dar savo tenisą mėgstu. Eik tu savo. O pas tave? Aš dabar bandau sugalvoti, ką aš čia veikiu. Prie apskaitos. Irgi pradėjai padelį žaisti. Padelio raketę padauno Arijana. Geras. Važiuosim kažkada kartu pažaisti. Geras. Aš tai gal mėgstu kartais ir pažiūrėti kokį krepšinį, nuvažiuoju ir gyvai pažiūrėti. Nes tavo brolis krepšininkas, ar ne? Taip. Tai tenka daugiau, nežinau, kokią knygą paskaityti, bet negaliu pasakyti, kad daug skaitau, tai čia toks visiškai retkartinis. Tai tiesiog neturi tokio labai vieno hobio, bet mėgsti daug visko po truputį taip nuveikti, ne? O į padelį Arijaną įtrauksi jau, ne? Jo, įtrauksiu, sakau, raketę padaunojau, varysim, tai kad, aišku, dabar nelabai turėjom to laiko, bet... Kai turėsit laiko ir netyčia, ko nebūsit, aš irgi padelį žaidžiu, žinokit, ir mielai eičiau persimest su jumis. Šiaip reiks kada susitarti. Šiaip manau, kad atėjus iš tinklinio, tai yra, negalima vadinti nei vieno sporto lengvu, nes, nėra ten, kad jau wow lengva, bet iš to, kaip greitai gali tinklininkai paimti ir pramokti, tai... Faina. Ta reakcija yra išlavinta pas mus ir tas kamuoliukas, man atrodo, mes turim tos įgūdžius greit prisitaikyti. Skaitom kamulio visą judėjimo kryptį, tai fainai. Gal buvo taisyklės tas pradžiai sunkus įsant, nes norėjau tiesiog daužyti. Taip, žinau. Bet paskui... Žinau, tai jūs tada tai mes visą gyvenimą šokam kiek įmanoma aukščiau, kad pasiekti ten su panagėjim tinklo viršų, o čia tu gauni tokį iki bambos ir dar raketę. Tai tikrai įsijungia tokias, aš vis tik sakau, man bežionė galvoj, tai va, ploja, kad lupk. Ir aš ten daužau ir iš tikrųjų, tai ir beach tenise esu irgi taip varius, kur esu vyrui klyną pataikius, stipriai labai. Tai toks, kur po to apsiramini, galvoju, gal reiktų čia, žinai, nerodyti savo jėgų per daug. Tai va tam padelį irgi, tai baisu, taip, žinai, durnai žaisti, reikia ten irgi tokia taktiškai pradėti. Mano viena draugė mušė į stiklą ir nuo stiklo ją atšoka tiesiai į akį, tai irgi maltos, kur lygioje vietoj pats savas. Taip, tinklinį gal mažesnė tokių traumų rizika, nebent, nežinau, į stulpą be apsaugų atsitrenktum, bet... Taip, o nuo to kamuolio į veidą, aš kiekvieną kartą gaunu, jo kažkaip... Mes gyvėjos, mes esam gavę, tai nieko nenutinka ir blokuotojai gauna. Pirštai lūžta. Tai va čia vienintelė, aš jau lūžo, tai va ir Prancūzijai buvom ligoniniai. Aš nežinau, man gal ir nelūžo, bet mes važiavom į ligoninę, nes jaučiau, kad labai blogai, bet kažkaip nesulaukėm ten tos eilės labai ilgos. 3 valandas sėdėjom. Aš jau taip likai neišsiaiškinus? Ne, bet aš jau pripratau, nes aš tiesiog nebevažiuoju, aš užsiteipuoju, pagaliuką įsidedu, bet jeigu tą gipsą dės, tai ką, 3 savaitės to gipso dėl piršto. Čia yra labai blogai, bet ir aš taip esu darius, kur tiesiog ateini tenai, kad prasišvies, kad sužinotum, kas vyksta, bet gipso neini. Ta gips nenueini iki gipsinės, eini pro duris ir išeini. Bet nėra čia gerai. Šiaip
Nu jo. Tiesiog atsportuot per ilgą tarpą iškrinti. Taip. Ir atrodo, pirštas, ką čia. Blogai sugis, negražus pirštas bus, bet kaip ir nieko. Kaip jau 10 pirštų čia, kad vienas negražus. Jo. Su gipsu nelabai patogu treniruotis. Tiesiog aš jau irgi bandžiau, bet atsirado toks įpratis, nes buvo man irgi šitie du sugipsuoti. Ir kažkaip pripratau taip dėti pirštus. Kaip Spider-Manai tie su siūlais. Dar norėčiau paklausyti jūs apie juokingas istorijas. Kokiu nors. Vis mums kokią nors pašnekovą vis papasakojo, kokiu nors fainų. Kokiu esate turėję? Žinau, kad kažkaip ten juokingai esate į varžybas važiavę su automobiliu. Kažkokių tokių nuogirdų turiu, gal norit pasidalinti kom nors? Aš tai tą rūkytą dešą negaliu pamatyti. Prašau. Čia pagaminai, Malį? Nu, Prancūzijai, kai nesusišneki, kai kalbos barjeras yra, tai biški esam sudegusios su maistu. Užsisakėt kažką? Užsisakėm galom dešrelių, nes ten kaip ir toks bariukas. Sausažis. Sausažis. Atnešė tiesiog rūkytą dešą. Čia buvo mūsų vienintelis maistas per dieną rūkytas. O, po ilgos kelionės atsisėdam, norim valgyti. Dešros prieš varžybas pavalgyti. Ir jisai dar kelis kartus paklausė, jūs nieko iš alkoholio nenorit? Mes sakom, ne, mes atėjom valgyti. Čia prielaus toks jau turėjo būti. Ir mes sėdėm, laukiam to maisto. Ir jisai neša. Kaip lūžom abi, kaip buvo nejauku. Bet jūs ją valgėt? Valgėm, labai suvalgėm. Bet taip gėda buvo. O tai gėrimų, jeigu nepasiėmėm? Jisai sako, tai tikrai nieko negers. Sakom, nu ne, ir atnešė vandens. Nu geras. Dar esam, irgi toj pačioj Prancūzijai kažkaip labai keistai važiavome į oro uostą, bet su autobusais pasilikom laiko, viskas gerai. Pažiūrėjom, kur oro uostas, nuvažiuojam, žiūrim tiesiog viešbutis, ne oro uostas. O mums jau reikia būti oro uoste, o mes kitam Prancūzijos gale visiškai. Paryžiaus kitam įvedėm, pradžioje skalę įvedė per savo telefoną ir mes kaip ir spėjau važiavam link ten, kur reikia, bet neradom autiko. Ir aš sakau, pabandysiu aš per savo įvest, ar tau nekrovė kažko, ar kas. Ir aš per savo įvedžiau tą patį. Ir su metro, nėra jokių autikų su metro, paprastai nuvažiuosim, sėdam, važiuojam. Išlipam, nueinam. Net nepanašu, kad būtų viešbutis. Eik tu savo. Jo, su to pačiu praradot skrydį? Ne, tada pasiėmėm jau taksą, galvom. Ir spėjom, viskas gerai, nes ten vėlavo skrydis, tai spėjom. Tai ačiū Dievui, nes šiaip kaip Lievai būtų taip Ai, mes dar, kai pačios pamenu, į Estiją važiavam. Su mašina? Su mašina, jo. Ir, nesigilinom, kas buvo už vairo. Ai. Jo, ir mes kažkaip žiūrim, eina kažkoks nuvažiavimas į kairę ir nuvažiavimas į dešinę ir per vidurį plytą. Mes žiūrim tą plytą ir mes nesuprantam. Nes kažkaip mes kodėl ten pastatyta? Mes nuvažiavome į kairę ir man fūra mirksi. Iš priekio atvažiuoja tiesiog fūra susimėtė, va taip. Taip, viena juosta, mes važiuojam fūrą, jūs tiesiog priešinį važiavot? Jo, nes mes nesupratom, kam ta plyta ten. Eik tu savo. Tiesiog pasimetėm lygioje vietoje kelyje. Jo, nuvažiavom iki Estijos, o atgal kažkaip nesusitvarkėm. Eik tu savo. Jo, ir tada į žolę apsisukom. Ir tada jau nevažiavom iki žiedo, per ištisinę vėl apsisukom ir jau nuvažiavom, kur reikia. Bet su teisėm abi vis dar. Jo, juokingiausia, kad su BMW. Jų nepaslaptis, aš už vairo, blondinė už vairo. Vis galima manęs klausia. O čia tikrai kairė? Jo, aš iš vis nežiūrėjau kelią. Šturmanas. Jeigu savo, tai gerai, kad laimingai baigėsi. Jo. Fūra iš toli matosi, tai važiavam, būtų kokia gal mažesnė mašina rūkas, tai nežinau, ko baigtis. Ne, arba naktis kokia, ar naktis Lievai. Atsargesnės būkit. Taip. O šiaip, aišku, būtų dar įdėliau, jeigu kas nors, nežinau, galėtų nuvežti į varžybas čia ar kažkaip kitaip. Čia būtų iš vis mano tai svajonė, kad tie tinklininkai po truputį vis geryn ir geryn gyventų. Tai aš ir sakau, universiadai mus pasitiko su mašina, nuvežė, kur reikia, aprūpino. Buvo labai smagu, kad visur tai būtų. Neįtikėtina, tas jausmas, kur tu šiaip kažkur atskrendi ir išlipi ten, nežinau, kad ir oro uoste ir kai ateini į tą pasitikimą ir visų laukia ten, tai su lentelėm, tai kažkas ir tu toks štais lagaminais brendi, ieškoti autobuso, nes taksų pinigų nėra. Jo, tai... O kokie planai jūsų? Kol kas tai treniruotis, kažkokių varžybų. Bet varžybų nenusimatė? Šiuo metu ne.
dar planavom dėl Filipinų, bet kažkaip grįžom iš tos kelionės, labai sunkiai buvo, nors atrodo Prancūzija, bet ten prisivažinėjom visur su tais autobusais per 2 dienas, kol sugrįžom, galvom, nu, gal pabūnam biškį namie. Man atrodo, mūsų klaida, kad mes prieš keliaujant kažkur nepasidomim. Kaip ten viskas vyksta, kas gali būti tas pats smėlis, vėjas, gal ten kažko Bet paklausti. o kaip tu pasidomėsi, koks bus smėlis? Čia yra dalykų, kurių Patirtis, jo, su patirtim. Tai vat, kalbant apie planus kitiems metams, tai aš manau, gal labiau susės apsitarti, vat, tą patirtį šių metų, kas mums patiko, kur mums geriau sekėsi, gal kur reiktų kokią papildomą stovyklą nuvažiuoti, tarkim, klampesnis smėlis, gal į Klaipėdą nuvykti, pasitreniruoti, priprasti, gal labiau kažkaip pasiruošti sezonui, tada galiausiai sužinoti datas varžybų ir tada jau planuotis. Bet jau turbūt kaip yra, aiškus tas sezonas ar dar nesudėliotas. Man atrodo, tik iki žiemos ten yra, kol kas dar nėra kitų metų. Ir po to atsiras daugiau. Bet ir tai sunku, tu nežinai, ar tu kvalifikacijai būsi, ar main draw, ir vis tiek eigoj žiūri, ar važiuosiu aš čia, ar nevažiuosiu. Ten tas taškų skaičiavimas dar visas prasideda. Taip, mes jau stengiamės jau ten neskaičiuoti po taškelį, kiek mes ten jų turim. Apsimoka ar ne, tiesiog. Labiau gal finansiškai pasiskaičiuoti, kur apsimoka. Esu buvęs Australijai kvalifikacijai. Australijai kvalifikacijai. Pralašėm 13-15 prieš Svietą, pirmo rato. Tai yra tokių skaudžių buvę, bet irgi, tuo metu man tai atrodė didžiausia tragedija. Ta prasme, aš save griaužiau, kad kodėl aš čia važiavau, čia tiek pinigų kainavo, ir čia gal durnas sprendimas, kad gal nereiktų bandyti, nes tu tiesiog ir tu apsigrauni vietoj to, kad galvotum, ką tu ten sportuosi. Ir galvoju, kad čia vos ne aš gal geriau ten su šeima būčiau nukeliavus tą savaitę laiko praleis, bet dabar atsukus plokštelę, aš net galvoju, Jėzus, man gal gyvenime daugiau nebeteks toj Australijai pabūti. Ir aš pralaimėjau gal dėl to, kad aš pamatyčiau pasaulio ir ta pasaulėžiūra prasiplėtus gal man dar daugiau kaip žmogui atnešė, kas vėliau gal varžybose pasteisinu, kad tu kiekvieną tą situaciją laimė ir pralaimė, tu gali išversti gerą. Taip. Tiesiog tuo metu skauda, pikta, nesąmonė, nervasima. Bet žodžiu, be tų pralaimėjimų, man atrodo, nebūtų jokių po to pergalių saldžių. Tai jo, tai mes dabar ir Prancūzijoje, kai pralaimėjome, mes turėjom laisvą sekmanį. Galima taip pažiūrėti. Ne finalų sekmanį, o laisvą sekmanį. Nuvarėm į Paryžių, pamatėme Eifelio bokštą. Man asmeniškai labai patiko. Tikrai kažką iš to pasiėmiau ir pamačiau, ir stiliuką žmonių pamačiau, gal ir kažką nusižiūrėjau. Tai čia kaip pažiūrės. Aišku, pradžioje visą laiką sunku, nemalonu, bet paskui kaip tu iš to išsikapstysi. Čia labai linkiu jums taip pat ateityje kartu žaidžiant visus tuos pralaimėjimus išnaudot per nesvarbu kokią, bet linkme tokia, kuri duotų kažką daugiau, ne vien tik tą pergalę. Pergalių tai bus dar. Tai labai ačiū jums už pokalbį. Labai buvo smagu. Su savom, su tinklininkėm. Lauksim jūsų visokių pasiekimų, stebėsim toliau. Ačiū.